Nauja maikė iš Temu, skirtas slidinėjimui. Į kemperį, tūsinimui. Visą kitą pakuojam gilin. Kad nieko nepamiršti. Vyksta paršiuko skirdimas. Залазит так мастер, да? Ir va taip prasideda kelionė. Пиздец. Visiems užtenka. Aista pasikeitė dėkliuką. Kalnai! Vienas pilietis. Vienas pastabus čia šuninis vlogas. Da. Pagaliau maistas. Kačiapūrė, bulvytė su česnakais, kas negalima jam, sriubytė. Ir vynas. Dar maistelis. Ir dar laukiam liulio kebabo ir šašlykų. Seržas teisingai padarė, nieko neįėmė apart sriubos. Nu gerai, ir mesytas atėjo. 4 gabaliukai, tai ne per daugiausia. Seržai vis dar nenori kažko užsisakyti? Kiberas. Sriubos neveiks. Alfonso? 8,1 euriukas už viską. 8,9. Up. Gaga. Užvalgiam, viskas super. Einam apžiūrėti Varšuvos iš viršaus. Varšuvos centras, kilsim aukštyn. Aista visą kelionę manė, kad kilsim į tą laikrodį, bet kilsim dar aukščiau su tuo liftu, kuris čia juda. Nu ką, beveik esam vietoj, galima bus pirkti bilietus. Žada, kad online pigiau. Viršui lyg tai bariukas yra. Pasismaginsim. Pradedam atostogas. One more blogger. Oh shit. Pro VIP pusę praėjimas čia. Pakilimą bilietą galima nusipirkti online arba internetu arba registratūroje. Einam ieškot. 8,30 pakilimas. Už 3 bilietus sumokėjom 210 zlotų. 46 aukštas, 190 metrų. Einu apsižiūrėti per langus. Sakėm, skemas kaip už 5 eurų už 3 asmenis, pamatyti Varšuvą, nu, gražu, švieselės, daug visko, bet kur čia tas 3,60, dar kol kas pašto pastato nematom. Šiaip vizualizacijos tokie ratai su vaizdais iš dangaus, su dronu pafilmuotais, labai faini. Tai 190 metrų, 46 aukštas. Daug veidrodžių. Reikia neatsimušti kur nors. Truputukas istorijos. Ir yra baras.
Varšuva iš viršaus. Hebra sakė, atsiema visus žodžius blogus. Tik kad labai šalta, nors stiklas bent kažkiek padeda. O čia ir Varšuvos simbolis. Wow, štai ir pašto pastatas, kurį visi mato. Dar viena pusė. Kaip gražu. Visada vaizdas iš viršaus yra geresnis. Labai tikiuosi, kad šiemet pavyks ir pakilti į Lomnickį štit kalną, jeigu leis orai. Truputuką romantikos rajone. Taigi buvom pačiam viršui, buvom viduj, dabar išėjom į lauko terasą, yra bariukas, yra galimybė įsimylėjėliams įsiamžinti su Varšuva. Labai jauku, įspūdingai. Gal ir verta tų 15-16 eurų, kiek čia kainuoja. Nu ką, tikriausiai aukščiau Varšuvai nesam buvusios. Vasar čia būtų labai kaifas, apžiūrėjai viską, nusileidai, bariuke atsisėdai su visu vaizdu. Ir chill. Dieną būtų irgi smagu pamatyti, bet naktį vaizdas irgi įspūdingas. Viršutinis aukštas vis tik 5-3. Rausus užgula. Grįžome namo. Žvėriai vietoj. O kaip šilta čia. Rytas. Pajudam. Vienas pilietis laksto, ateina į lovytę atgal. Op, kitas pilietis kažkur čia miega. Va, vienas kailinys slepiasi. Čia kitas veikėjas saugo. Nežinau, ar šita pagalvė dar gali būti naudojama žmogaus. Nu. Ei, čia mano vieta. Rudol, rūdyk. Čia aš miegojau. Jisai vis po kaldrą lenda. Jau beveik pavyko. O čia turim geriausią pirkinį iš Temu. Reikėtų dar kelių juostelių tokių. O iš tiesų realybė tokia. Vienas čia, kitas baigia ant galvos irgi užlipt. Nu, šikna ant manęs padėjus. Oi. Pirmas sustojimas su šuniukais buvo prasieita. Iš batų nieko neliko. Einam pusryčių ir kavos. Sekantis stotelė bus apžvalgos bokštas, kurį labai norėjau jau apžiūrėti nuo vasaros, bet nepasitaikė proga. Jis ganėtinai naujas. Tai pasižiūrėsime ir visai nedaug lieka jau iki Slovakijos. Apsėdimo pradžia. Dar patiekalai. Nu va, šitas pilietis iš savo pozicijos neina lauk. Hukšt. Valgyt nieks nevalgo. Nieks nekinta. Princas vienas guli. Kitas užėmė priekinės sėdynę ir nieko neužleidžia. Tai tenka kitiem ant grindų glaustis. Aista pasikeitė detliuką. Kaldai! Antra diena, veikla ta pati. Reketuoti Aistą.
ateinam. Taigi, atvažiavom į apžvalgos bokštą, Paronina Skywalk ir su Aiste prasieisim juo. Yra visokių atrakcijų, parkingas 20 zlotų aplinkui, yra nusileidimas į dvi pusės su slidėmis ir pasižiūrėsim, kas bus toliau. Šuniukam ne, dronam ne. Šunų parkavimo vieta kažkur ten. Einam pirkt bilietų. 2 asmenim kainavo 138 zlotus, apie 30 euriukų kokių. Sveiki atvykę. Įdomu tam panardyt leis, bet jau beveik viršūnė. Kuo aukščiau, tuo gražiau, sakė Aiste. Ir pagaliau užlipome. Yra tinklas pramogai ir galima leistis tokiom triubom žemyn. Tik nežinau, ar yra einančių. Kažkas juda. Kaip gražu. Kalnai. Apėjom bokštą, gaila nenusileidom su čiuožykla. Būtų ekstremalu, palenktyniautume kuri greičiau. Nepavaikščiojom tais tarpais, nes matėm, kaip vaikas slydo. Važiuojam kitur. Reikėjo spausti. Čia važiavom prieš keletą metų su senu kemperiu ir matot 3,5 tonos ir aukščio ribojimas yra 3 metrai. Ir mes buvom girti su draugu, o vairavo viena moteris. Ir jinai, aišku, ženklų neskaito. Kaip dėjom į šitą, kemperis buvo 3,20. Tai laimiai nieko blogo neatsitiko, nes ta ant grandinių viršutinė riba yra, jinai juda. Nu, bet galvojau, kad likom jau be stogo. Tai būna, shit happens. Oi, kažkas miega. Ir vaikas miega.